Sveiki! Štai ir balandis ir Tupperware jūsų pasitinka su šauniais balandžio pasiūlymais. Ir kai už lango šviečia saulė, kągi norisi labiausiai padaryti, ogi susitvarkyti namus, nusišluostyti dulkes, išsiplauti grindis, išsiplauti langus ir mėgauti švarą. Todėl Tupperware balandžio mėnesį jums siūlo įsigyti mikropluošto šluostes su puikia nuolaida. Kokiasgi mes jas turime? Ogi turime šluostės stiklui, šluostės indui, šluostės dulkėm ir šluostės grindim. Visos šios šluostės pagamintos iš mikropluošto. Mikropluoštas tai yra tokia medžiaga, kuri sumegzta iš plonų siūliukų ir tose sumezgant atsiranda mikroporos, į kurias mums bešluostant patenka ar tai dulkės, ar tai nešvarumai, ar tai vanduo. Ir visos šluostės turi piešinuką išsiuvinėtą, jūs galite matyti, kam jos skirtos. Mano rankose štai čia yra dvi šaunios šluostės stiklui. Ir valant stiklą, tai yra langus, veidrodžius, taures, stiklo keramikinius paviršius, mums nereikia jokių papildomų cheminių priemonių. Mums tai reikia sušlapinti šluostę ir tą šluostę valyti savo langą ar savo veidrodį ir mūsų langai ir veidrodžiai puikiausiai blizga. Žinoma, taip nutinka, kad pavasarį tie langai nebūna tokie jau labai švarūs ir norėtųsi prieš tai didesnę purvo dalį nuvalyti su kažkuo kitu. Tai tada į pagalbą pasitelkia grindų šluostė, kuri skirta grindim, bet puikiausiai tiks valyti ir langam, ir nešvariom spintelėm ar kažkokiem tai kitiem nešvariem paviršiam. Grindų šluostė jinai yra štai pakankamai didelė ir viena jos pusė yra šiurkšti, tai yra jeigu jūs valote nešvarumus nuo langų po žiemos, jums puikiausiai nusivalys ir visas nusėdęs purvas ir visokių musyčių nutupinėjimai ant jūsų langų. O kita pusė jinai yra lygi, taigi puikiausiai galėsite tokia kaip audinys, galėsite puikiausiai nuvalyti susikaupusią drėgmę ir kitus nešvarumus. Taigi grindų šluostė jums puikiausiai tiks ne tik grindim, ne tik stalviršio, bet ir langa. Taigi valymo principas paprastas. Nuvalom su drėgna šluostė langą, tada imame stiklo šluostes ir taip pat su drėgna jas puikiausiai tą langą pabaigiame valyti. Žiūrime, kągi turime toliau. Turime dvi puikias, taip pat kaip ir langų šluostės tokių pat spalvų, šluostės indam šluostyti. Jos labai gerai sugeria drėgmę į save. Puikiausiai galite sušluostyti indus ir netgi jeigu jūsų šluostė jau visai yra šlapia, jūs galite ją iškrešti ir toliau šluostyti ir nelieka tų dryžių nuo vandens, taip kaip būna, kad jeigu šluostite su paprasta šluostė. Bet šitos šluostės puikiausiai tiks ir šiaip prie namų ūkio, lygiai taip pat kaip su grindų šluostė, jūs galėsite ir spinteles valyti ir kažkokius tai kitus paviršius. O jeigu jau ją gerai panaudojate ir jau nebenorit naudoti šluostę kaip indam, tai ir grindis ją galite išplauti. Žinau, kad kai kurie jas netgi pagriebia ar plaukam nusisausinti, ar kūnui kažkur tai kelioniai nusiprausti. Na ir mano mylimos ir mėgstamos tokios minkštos, kaip mažiem vaikučiams skirtos, tai šluostės dulkėm. Jos pagamintos taip, kad vienintelė šluostės, turbūt, kurias reikėtų naudoti sausas, mes sausą šluostę valome dulkės ir dulkės lenda į šluostės vidų. Mes nenešiojame tų dulkių po namus kaip įprastai, kai šluostome su paprastu skudurėliu, o puikiausiai dulkės susigeria į vidų. Dar jeigu jūs nuvalote tą šluostę kokį nors, pavyzdžiui, televizorių, tai televizorius taip pat turi mažesnį antistatinį krūvį ir dulkės mažiau sėda ant jūsų televizoriaus. Targi rekomenduotina valyti tokiu būdu, jūs valot pirmą šitą pusę, tada valot perlenktą pusę, tada šluostę perlenkiat dar tą pusę ir tą pusę. Taigi galima ir tokiu būdu, o galima ir paprastai. Jeigu pasižiūrėtumėt, viena šluostės pusė yra tokių ilgesnių plaukų, kita trumpesnių. Ta pusė, kur yra trumpesnių plaukų, yra labiau skirta poliravimui, jeigu jūs norite kažką tai nublizginti, ar likę kažkokie tai pirštų antspaudai, galite puikiausiai pasinaudoti tokiu būdu. Taigi, ką mes galime įsigyti, pagriebsiu aš jas atgal, galima įsigyti indų šluostės atskirai su nuolaida, galima įsigyti atskirai su nuolaida šluostės stiklui, galima įsigyti atskirai su nuolaida šluostę grindims ir galima įsigyti dar geriau sutaupant visą rinkinuką, štai tokį, tai yra indam, langam arba stiklui, jeigu pavadint plačiau, grindim ir dulkiam. Tobulas rinkinukas, taigi rekomenduojam. Namai sutvarkyti, dabar puolame tvarkyti spinteles, šaldytuvą ir kitas vietas mūsų virtuvėje. Ir aš labai myliu šitus smaližiukus. Smaližiukai tai ta dėžutė, kur jūs galite susidėti tiek prieskonius jūsų spintelį, tiek dešrą šaldytuve ar sūrį,
tiek sumuštinius pasiimti į kelionę, tiek stalo įrankius. Kai plaunate, jisai puikiausiai dangtelis nusiema nuo korpuso, laikant irgi bus patogu pasidėti. Ir dabar jūs galite įsigyti 2 smaližiukus už vieno kainą. Kadangi smaližiukas turi lankstukus, tai labai patogu netgi mašinoje kažkur važiuojant atsidarius, valgyti ar savo kokius sausus ar vaisius kokius nors, ar paruoštus pusryčius, ar sumuštinius, ar pietus. Taigi 2 šauniosios dėžutės, kurios leis susitvarkyti tiek šaldytuvą, tiek spintelę. Jeigu kalbant toliau apie spinteles, mes turime štai tokius vamzdukus, 650 ml talpos. Juos galima įsigyti po vieną, bet be abejo labiau apsimoka įsigyti visus 4, nes įsigijant 4 jūs mokate tik tai už 2. Kaina tobula, o kągi juos dėti? Kaip pageidaujate, galite dėti manų, pavyzdžiui, kad ir manų likutį, grikių likutį, kavą, cukrų, druską, arbatą ir visas kitas gėrybės, džiovintus įvairiausius prieskonius. Jūs puikiausiai galėsite susistatyti savo spintelėje. Ir dažniausiai, kai kompaktinėse dėžutėse spintelėje susistato mūsų birieji produktai, visada priekyje lieka vietos, mes galim puikiausiai juos sustatyti. Dėžutės tobulai statosi viena ant kitos, taigi galim puikiai jas sudėti ir laikyti savo kažkokius dalykus, ko mes turim nedaug. O kai turim daug, tada griebkime kitą rinkinuką. Irgi galima įsigyti po vieną, arba galima įsigyti visas 4 kartu. Tai yra 4 litrų kompaktinė dėžutė, kurioje galima laikyti prieskonius ir spintelėje, pavyzdžiui, susipirkti stambesnius makaronus ar miltus, arba cukraus, jeigu didelį kiekį naudojate, arba ryžius. Bet taip pat puikiausiai netiks maistui laikyti ir šaldytuve. Pavyzdžiui, susimarinavot šašlyką ir įsivaizduokit, čia yra 4 litrų kompaktinė dėžutė. Jinai užima gerokai mažiau vietos negu 3 litrinis stiklainis. Plius ant jos viršaus galima dėti kitas dėžutės, katalogė mes turim dar 2 dydžių štai šitas dėžutės. Jūs puikiausiai taip galėsite susikomplektuoti tiek savo spintelę, tiek galėsite susitvarkyti šaldytuvą, arba laikyti, kad ir sandėliuke kažkokius dalykus sudėjus. Taigi turime šaunų rinkinuką 1 spintelės tvarkymui, šaunų rinkinuką 2 spintelės tvarkymui, bet jie puikiai tiks ir į šaldytuvą. Na, jeigu kalbant apie gražesnius dalykus, mes turime Clear kolekciją, kurios jau nebesinorėtų paslėpti į spintelę, norėtųsi kažkur padėti ant stalviršio, kad jie puoštų mūsų virtuvę. Tai yra visiškai sandarūs kvapam, jos turi va štai tokią silikoninį dangtelį, visiškai sandarūs kvapam indeliai. Ir mes jos turime 3 dydžių, taigi priklausomai nuo jūsų poreikių jūs galite pasirinkti jums patinkantį dydį arba visus 3 ir, pavyzdžiui, laikyti čia kavą, čia cukrų, čia kažkokius skanumynus, saldumynus arba džiovintus vaisius, kaip mano atveju sudėta. Ir taip puikiausiai susidėjus laikyti savo virtuvėje. Taigi sutvarkėme spinteles, ant stalviršio gražiai sudėjome savo skanėstus. Na ir dar viena vieta, kur dažniausiai būna labai didelė betvarkė, tai yra dangteliai. Dangteliai, va štai va tokie visokie dangteliai nuo mūsų indelių, jie dažniausiai neturi savo vietos. Mes sudedame dėžutes, o dangtelius kažkur sumetame į kamputę. Taigi mes turim puikią dangtelių kraitelę, kur galite sustatyti savo dangtelius, o jeigu pritvirtinsit prie spintelės ar prie sienos, čia dar galima kabinti dangtelius tuos, kurie turi štai tokią akutę ir juos galima užkabinti tokiu būdu. Dangtelius irgi sutvarkėme. Jeigu dar kalbėti apie šaldytuvą, tai šaldytuve turim tokius produktus kaip sviestas, sūris, dešra, kurie nemėgsta būti visiškai 100% sandariai uždaryti. Jiem yra sukurta speciali sūrinė, kuri viršuje turi kvėpuojantį filtrą, kuris išleidžia per didelį drėgmės kiekį, bet neišleidžia kvapų. Mes kartu galime laikyti čia ir sūrį, ir sviestą, ir dešrą. Žinoma, jeigu dešra ne ta tokia rimta kaimiška, nes jeigu dešra rimta kaimiška, tai tas kvapas iš tikrųjų yra per intensyvus ir jisai gali šiek tiek persiduoti į mūsų sviestą ar tai į mūsų sūrį. Bet jeigu jūs turite iš parduotuvės pirktus produktus, atpjaustytą mėsytę, ar paprastą dešrą, ar tai sūrį, jūs galite puikiausiai tupdyti kartu į sūrinę, tiek ant įdubusio paviršiaus, tiek ant lygaus, kaip jūs pageidaujate. Ir jeigu čia turite įvairiausių sūrių miksą, patikiant į stalą rekomenduotina palaikyti šiek tiek sūrį kambario temperatūroje, kad atsiskleistų visi skoniai. Taigi jūsų sūris puikiausiai sušils, bet nepaskleis kvapų jūsų virtuvėje. Graži kompaktiška vidutinio dydžio sūrinė puikiausiai atkeliaus į jūsų namus.
Na ir keliaujam toliau, dar šiek tiek apie tvarkymąsi. Kai mes tvarkomės, mes dažniausiai plaunam. Plaunam buteliukus, plaunam dangtelius, plaunam dėžutes. Ir daug dėžučių turi visokius, vat kaip ir mūsų Vensmartai, turi visokiausius įdubimus, kuriuos patogiausiai išplauti naudojant šepetėlį. Šitas geresnė negu šitas supervarės šepetys, nesu turėjusi, nes jisai yra 2 rūšių šeriukais, tai viršuje tamsiai mėlyni yra kietieji šeriukai, viduryje šviesiai mėlyni yra minkštieji šeriukai. Jisai kurtas plauti mūsų gertuvėm pagrinde, nes į gertuvės netelpa įkišti šluostę. Mes puikiausiai galime įkišti šepetį ir išplauti tiek į eko gertuvę, tiek įvairiausias modulinės dėžutes, tiek kad ir Clear kolekcijos, ar tai išplauti Vensmartus, ar tai išplauti krikštolinės vazas, ar išplauti termus, ar išplauti sulčiaspaudę, mums labai dažnai pravers šepetys. Bet mūsų šepetys turi dar mažai brolį, štai tokį mažiuką, su kuriuo mes puikiausiai išvalysim visus griovelius. Pavyzdžiui, griovelis tarp dangtelio ir briaunelės, tai yra dangtelio kraštelio ir briaunelės, ten būna kartais papuola kokia salota ar koks nešvarumas. Taigi mes puikiausiai galėsime išplauti šiuo šepetėliu. Taip pat to šepetėliu galėsime išplauti dėžučių apačią, tai yra ar Vensmart, ar Fritsmart, kurios turi įvairiausius banguotumus. Ir šiaip pasieksime įvairiausias vietas, išvalyti švariai, ko anksčiau nepasiekdavo. Šitą šepetį galima įsigyti paprastai visiems už puikią kainą. Šitą galima įsigyti už labai puikią kainą, užsakant už 50 eurų. Tai rekomenduoju įsigyti kažką tai bent jau už 50 eurų, kad galėtumėte įsigyti šį šaunų šepetėlį ir turėti jį savo ūkyje. Na, kaip ir beveik viską sutvarkėm, bet dar mes šaldytuve turime daržovę. Ir daržovės mes galime laikyti tiek Vensmartuose, kuriuos jau mes turime nuo seno. Šitus Vensmartus gali gauti dovanų mūsų vakarėlio šeimininkės, mes apie tai pakalbėsime gale. Bet mes turime naująjį Vensmartą, 3,2 litro talpos, nors vizualiai atrodantį visai mažą, kuris turi štai tokią lentynėlę, kurią mes galime įdėti į apačią. Ir jisai skirtas daržovėm laikyti vertikaliai, nes mes turime tokių daržovių, kurios dažniausiai gulėdamos arba gauna per daug drėgmės, pavyzdžiui, kaip salierų kotai, arba morkos, arba porai, arba paprasčiausiai jos netelpa, jeigu yra štai tokia dėžutė. Tai mes jos galime vertikaliai puikiausiai sustatyti, netgi salotos būna štai tokios pailgos, ar agurkai, puikiai sustatę, uždarom dangtelį, aišku, prieš tai daržovės nuplauname ir statome į šaldytuvo dureles. Galima statyti ir į lentynėlę, bet šitas indas pagrinde kurtas į šaldytuvo dureles, nes būna, kad jau lentynėlėse nebėra vietos, o durelėse dar yra, tai mes galim 3 litrinį patupdyti į dureles. Bet niekas mums nedraudžia čia, kaip ir minėjau, marinuoti ir tą pačią šašlyko, tik tada, aišku, aš išimčiau lentynėlę ir čia būtų puikus 3 litrinis mūsų šašlyko. Ir prieš tai šito indelio mes turime vertikalų skustuką, nes jeigu jūs, pavyzdžiui, čia laikote morkas, visada geriau jas pirma nuskusti ir skustą sudėti. Tada atidarę šaldytuvo dureles, jūs pati apsidžiaugsit, kad jūsų morkos nuskustos, kai jums reikės dėti kažkur į troškinį. Vaikas pagriebė sugriaužtą morką, taigi bus visi patenkinti, nes nereikės skusti. Taigi turim Vensmartą su skustuku ir jeigu jau pradėjom skusti, pradėjom gaminti, pereinam prie indų, kurie skirti gamybai. Mes turime 2. Vieną turime skirtą tokiai lengvai gamybai, tai yra užpilant verdančių vandenių. O kitą turime skirtą kepimui orkaitėje ir dargi trečią turime tokį kaip ir leistinukų gamybai. Pradėkime nuo pavasarinio indo, nes pavasarį mes visi norim maitintis kažkiek lengviau, kažkiek sveikiau. Ir šitame inde jūs galite gaminti įvairiausius dalykus, elementariausiai užpilant verdančių vandenių. Aš dabar apie jį nepasakosiu šitame filmuke plačiai, kadangi apie jį yra sukurtas atskiras filmukas, kur jūs galite pamatyti, kaip jame virti kiaušinius, kaip jame virti žuvį, kaip gaminti varškę iš paprasčiausio kefyro, tokia švelnė kaip rikoto, kaip įsivirti grikius, kaip pabaigti virti makaronus, kaip jį naudoti serviravimui, kaip jį naudoti kaip kiauraindį. Pavyzdžiui, jūs galite turėti čia atskirai kaip ir vien tik tai kiauraindį, čia galite turėti atskirai vien tik tai kaip talpą serviravimui. Galite sutupdyti vienas į kitą ir pertvarą įdėti, kaip jūs pageidaujat. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite daug daržovių, mažai mėsos, galite čia dėti daržovės, čia mėsą. Uždėti dangtį, dangtis nėra sandarus, tai jūs galite uždaryti karštą maistą
ir tokiu būdu karštą maistą arba palaikyti ilgiau šiltą, arba tuo pačiu, kaip minėjau, gaminti, jeigu jūs, pavyzdžiui, vienoje pusėje įdėsite žuvį, kitoje pusėje įdėsite daržovės, užpilsit verdančiu vandeniu, uždengsite dangtį, palaikysit 20 minučių ir turėsit puikiausiai virtas daržovės. Bet dargi šitą indą daugelis naudoja kaip duoninę arba kaip indą laikyti bandelėm, nes jisai turi visas duoninės savybės. Jūsų oras, tai yra oras cirkuliuoja aplink mūsų duoną, duona neguli ant akmeno paviršiaus, yra nesandarus dangtis, tai tiesiog rojus duona arba bandelė. Bet jeigu mes atversim aukštyn kojom ir nenaudosim kiaurainčio, jį galime naudoti kaip pyraginę ar kaip talpą susidėti sumuštinį. Taigi mūsų didysis 4 litrų Servofix sveikuoliškas, kaip pasiūlymas balandį. Ir jeigu jūs nenorite tai paprastai, tai yra paprastai lengvai gaminti, galit gaminti klasikiniu būdu ir kepti orkaitėje. Nes šį mėnesį mes turim su nuolaida mano patį mėgstamiausią indą, tai yra 5,7 litro Ultra Pro. Aš jį namuose naudoju dažniausiai, jame galite kepti tiek įvairiausius paukščius, tiek įvairiausią mėsą, tiek įvairiausią žuvį, tiek mėsą sluoksniuoti su daržovėm arba maišyti su daržovėm, arba paprasčiausiai tik daržovės. Burokų jau labai senai nebeverdu puodį, jos paprasčiausiai nuplaunu, sudedu į indą, uždedu dangtį ir statau maždaug valandą į orkaitę. Už valandos turiu tobulai virtus burokus. Ultra Pro tai yra kaip toks mūsų senovinis špižinis indas, bet privalumas tas, kad jame kepant maistas neišsausėja, mums nereikia dėti nei papildomo vandens, nei papildomų riebalų, tai yra niekas neišdega, neišsausėja, maistas lieka sultingas ir plus neatidengus dangtį viskas puikiausiai apskrunda. Taigi jeigu jūs kepate ar antį, ar vištą, ar mėsą kažkokią, tai jums kai jau maistas iškepsis, gražiausiai apskrus, išimsime ir kas man dar labai patinka, mes tiesiai su to indu galėsime serviruoti į stalą. Dar ką aš jį naudoju, kai, pavyzdžiui, vasarą kepu mėsą, šašlykus susidėti štai čia ir jį naudot kaip serviravimo vien tik tai kaip karšto pateikimui, nes pats indas yra šiek tiek storesnis, taigi jisai ilgiau išlaikys šilumą. Kad jį gražiai prižiūrėti, mes neturime šio mėnesio pasiūlymuose, bet turime katalogę Ultra Pro šluostę, kuri vienoje pusėje turi tokį šiurkštesnį paviršių, taigi mes galime nušveisti, jeigu yra kažkokie pridėkimai, ir kita pusė jos yra lygi, ir jis tai puikiausiai tiks plauti ne tik tai mūsų Ultra Pro, bet ir visus kitus indus, ką reikia švariai išplauti ar tai pašveisti. Na ir mūsų leistinukų forma. Kaipgi gaminti tos leistinukus elementariausiai. Galite imti tik kiaušinį, miltus ir šiek tiek ten druskytės ar kokių špinatų įdėti ar ciberžolę ir leisti į verdantį vandenį, tokius kaip mažiukus lašiukus. Galite įdėti papildomai varškės, taigi gali daryti saldžius, gali daryti nesaldžius, netgi galite leisti ne į verdantį vandenį, o į aliejų, tai turėsite tokius kaip ir minius purgiukus. Forma didelė, turi įvairiausiose vietose štai tokius laiptelius, tam, kad mes galėtume padėti ant įvairaus diametro puodų. Štai čia yra štai tokie kaip tarpiukai, kad išeitų garai, kad neįtų garai mums per čia. Taigi dedam savo tešlą ir su špakliuote, puikiausiai špakliuojame. Manau, mėnesio bėgyje mes sukursime filmą, kur jūs galėsite pamatyti, kaipgi darosi tie skanieji mūsų leistinukai. Kai leistinukai pagaminti, mes juos išpilti galime nukošti šitame inde. Kadangi didelės skylės, tai puikiausiai leistinukai jūsų nuvarvės ir puikiausiai sudėti į indą, kuriame norėsim serviruoti. Ta špakliuotę galite prisitvirtinti čia, kad nepamesti ir laikyti stalčių ar kažkur tai spintelėje. Dar ant stalo yra keletas indų ir begaminant, ar jūs gaminsite Servofix, ar jūs gaminsite Ultra Pro, mums labai dažnai prireikia daržovių ir daržovių įvairiausiai supjaustytų. Mūsų Mando Junior pjausto 3 pavidalais. Jeigu pažiūrėtumėt, va čia yra tokia rankinėlė, Tai yra vieną kartą patraukus rankinėlę, ar čia prisitvirtinus bulvę, morką, buroką, obuolį, kriaušę, svogūną, ropę ir įvairiausius kitus dalykus, mes pjaustome 1 mm storio. Patraukiam 2 kartus, pjaustam 2 mm storio, patraukiam 3 kartus, pjaustam 3 mm storio, priklausomai pagal jūsų poreikį. Pati pjaustyklė turi štai tokius neslystančius bėgiukus, taigi aš kaip padedu kažkur tai ar ant puodo, ar ant dubens, mano pjaustyklė stabiliai laikosi ir man labai nesunku supjaustyti. Taip pat tas minkštoji dalis yra ir pjaustyklės gale, tai aš galiu pasidėjus tokiu būdu stačiai pjaustyti savo daržovę.
Na, o jeigu aš jau kažką pjaustau, maišau plaku, man prireiks prie ūkio ir dubenėlių, ir turime 2 mažylius 600 ml ir 1,4 litro gražių pavasarinių spalvų su 100% sandariais dangteliais. Na, man atrodo, apie pasiūlymus aš pakalbėjau apie visus, beliko pakalbėti apie tai, ką šeimininkės gali gauti dovanų. Tiesa, visus pasiūlymus ir dar 2 receptus rasite šaunioje mėnesio brošiūroje. O va štai čia aš turiu viską, ką gali gauti mūsų vakarėlio organizatorės, organizuojant vakarėlius. Viršutinė dėžutė yra padėkos dovanėlė už surengtą vakarėlį, tai yra aukštasis signatūra. Jeigu jūs galvot, kad galbūt jums jo nereikia, visada galite pasinaudoti galimybę ir užsisakyti gaminį iš katalogo su 50% nuolaida vietoj štai šitos dėžutės. Kai vakarėlis pasiekia 1 lygį, jūs papildomai gaunat 4,4 litro Bensmartą, o kai vakarėlis pasiekia 2 lygį, tada jūs gaunat ir 4,4 ir 1,8 2 dėžutės žemasias ir 1,8 2 dėžutės aukštasias. Ir dar prie 1 ir 2 lygio jūs taip pat gaunate šaldytuvo gidą, kad nepasiklystumėt savo šaldytuve ir žinotumėt, ką kur laikyti. Bensmartai yra skirti laikyti daržovėm, jie kaip tik sukurti taip, kad mes daržovės nuplauname, nupurtome arba nusausinam centrifugoj ir dedame į savo Bensmartą. Vandens ir drėgmės perteklius nubėga tarp bangelių ir uždarę dangtelį dedame į šaldytuvą. Dargi yra štai tokia piktograma, kurioje rodoma, kuriom daržovėm reikia atidaryti langelį, kuriom reikia uždaryti, kuriom reikia pusiau uždaryti. Bet netgi nežiūrinti piktogramos galite puikiausiai logiškai mąstyti, kad jeigu daržovė auga žemėje, vadinasi, jai kvėpuoti nereikia, mes visai uždarom. Jeigu daržovė yra palei žemę, tada jai reikia vidutiniškai kvėpuoti, o jeigu daržovė kabo, tai tada jai reikia dar daugiau kvėpuoti, nes jinai jau įpratusi beaugdama gauti kuo daugiau oro. Bet aš šitas dėžutes naudoju ne tik tai daržovėm, aš jas puikiai naudoju ir žuviai laikyti, ir mėsai marinuoti, ir susidėti mišrainį ar kažkur tai transportuoti. Na, žodžiu, universalios dėžutės, kurios tikrai bus naudingos prie jūsų ūkio. Dargi nepamirškite, kad mes turime šaunų pavasaris vasarą katalogą, kuriame rasite labai daug pasiūlymų ir netgi specialių pasiūlymų su nuolaida, tai yra įsigijant rinkinius, jūs galite gerokai sutaupyti. Taigi jums šaunių vakarėlių balandžio mėnesį, susitvarkykit namus, susitvarkykit spinteles, susitvarkykit šaldytuvą ir pulkite skaniai gaminti ir nepamirškit pasikviesti svečių, nes iš tikrųjų, kai saulė už lango, norisi kuo daugiau bendrauti. Šaunių jums vakarėlių!